O kaip reikėtų išvengti persivalgymo vakarais? Tai visų pirma, reikėtų suprasti, kodėl atsiranda tas persivalgymas. Ir persivalgymas gali atsirasti todėl, kad jūs galbūt užsiemate per dideliu fiziniu aktyvumu, galbūt sukurite per didelį kalorijų deficitą, arba tiesiog neteisingą maistą valgote dienos metu. Tai jeigu turite pasižiūrėti, ar praleidžiate pusryčius pietus ir tada ateina vakarienė ir negalite savęs suvaldyti, tai kaip tą reikėtų sutvarkyti, tai visą laiką valgyti pusryčius pietus užkandę vakarienę, tai automatiškai surenka tada pakankamai kalorijų. Ir tikėtina, kad nepersivalgysite vakare, nesportuoti per daug, tai irgi jeigu daugiau sportuojate, tada ir daugiau pavalgote, kad nepersivalgote vakare ir taip nepablogintumėte savo miego kokybės, tada bandyti mažinti stresą, nes irgi stresas gali skatinti persivalgymą vakare. Ir jeigu visus šitus dalykus padarote, tai neturėtumėte persivalgyti vakare ir pasiekti puikių rezultatų. Jeigu nenorite galvoti apie mitybos planavimą, tai galite pasinaudoti perskas.com, suduoda jums subalansuotą mitybos planą, nereikia apie nieką galvoti, svoris krenta, ar galite irgi naudoti šitą planą tiek svorio palaikymui, gerai savijautai ar net svorio prieaugai.